Sveiki jūs ekranuose Šiauliai, sveiki atvykę į generalinę Lietuvos futbolo federacijos Druskininkų Hermio taurės finalo repeticiją. Būtent taip, futbolo specialistai, gerbėjai, na ir galbūt patys futbolininkai vadina šias rungtynes. Nikas Tokičius dabar su kamuoliu baudos aikštelėje, jo smūgis ir nuo virpsto kamuolys keliauja į vartus. Štai tokia rungtynių pradžia. Nikas Tokičius jau antrąją rungtynių minutę muša įvartį ir siunčia į, na, nežinau, galima sakyti, kad nokautą, knockdowną dabar Žalgirio ekipą. Čia atakuoja antrasis numeris Andrius Kerla, o čia pavojinga situacija, būtent Andrius Kerla, jo smūgis į tolimą į vartų kampą ir Mantas Kuklys kelia kamuolį į baudos aikštelę, štai čia smūgis ir kamuolys atrodo jau keliavo į vartus. Vaidotas Šilėnas tikrai 5 berods sezonai Šiaulių ekipoje, jis yra kilęs iš Kelmės, perdavimas į baudos aikštelę ir Kamilis Bilinskis pataiko į skersinį. Norėtų dabar, kad įvartis būtų įskaitytas. Į baudos aikštelę dar viena pavojinga situacija ir vėl po kampinio dabar smūgis per save. Mantas Kuklys dabar esantis prie kamuolio taip pat yra įmušęs 3 kartus. Dabar geras smūgis į artimą į vartų kampą, o štai čia kaip paleido dabar kamuolį Pavelas Komolovas. Įvartis yra, bet nuošaliai atsidūrė vienas Žalgirio futbolininkų. Čia pavojinga situacija ir Paulius Pocius būtent joje žaisdavo Ramūnas Radavičius dažniausiai krašto gynėjo pozicijoje, o po to jau tolimas smūgis dabar Kamilis Bilinskis. Čia pavojinga situacija ir Nikas Tokičius. Ir vėl perdavimas į priekį, čia Mantas Kuklys, o po to jau Jakubo Vilko puikus perdavimas, smūgis į vartus ir sušaudytas dabar Paulius Pocius. Kamilio Bilinskio įvartis pelnytas 68-ąją mačo minutę, rezultatas lygus. Štai taip, Kamilis Bilinskis nenori pasiduoti ir jo šiame sezone pelnytas jau 7-asis įvartis. O štai čia perdavimas Jakubui Vilkui, jis užsimoja kairę koją, tikrai puikus smūgis. Čia į baudos aikštelę apsigina Lunskis. Tęsiasi Žalgirio ataka Švirliuga ir po to dar vienas smūgis Andrius Kerla. Nepavyksta jam, po to tolimas spyris iš toli ir čia Jakubas Vilkas. Modestas Vorobjovas, galimybė galbūt ir dabar smūgiuoti Vorobjovo, tolimas smūgis ir toliau atrodo jaunas iš Šiaulių futbolininkas su kamuoliu. Dar vienas smūgis iš aštraus kampo